Šiandien pajutau labai didelį norą pasidalinti tokia viena tema apie sąžiningumą. Man asmeniškai šį žodį išgirdus iš karto sąžiningumas tai su kitais, ne? Kaip tu sąžiningai elgiesi su kitais žmonėmis, aplinka, į išorę nukreipta. Bet kai užduodi savo klausimą, ar tu esi iš tikrųjų sąžiningas su savimi, ar tai, kas tavo viduje, atitinka tai, ką tu ištransliuoji į išorę, ar tavo jausmai, kuriuos tu viduje jauti, nesipriešina su tavo veiksmais, nes būti sąžiningu tai yra elgtis taip, kaip tu manai, ką tu iš tikrųjų jauti, be baimės, kad tavęs ten nepriims, be baimės, kad būsi neįvertinta, atstumta, nes kiekvieną kartą, kai tu būni nesąžininga pati su savimi, tu save išduodi, tu kuri nepasitenkinimą, burbėjimą vidinį, kad darai tai, ko tu nenori, ir į išorę transliuoja vieną, kad tau viskas gerai, kad patinka, kad čia viskas normalu, o viduje tu jauti didžiulį nepasitenkinimą. Iš to nepasitenkinimo užsuki ratą, net nepastebėdamas, kai įklimpsti į aukos rolę ir tai sukasi. Ir tas kiekvienas toks nesąžiningumas prieš save, neatvirumas, jisai kaupėsi metus iš metų ir manyčiau, tai vienas sudėtingiausių tokių pastebėti tai savyje ir pagaliau priimti tai, kad aš neprivalau būti visiems patogi, aš neprivalau visiems įtikti, patikti, aš visų pirma privalau būti sąžininga su savimi, kad mano kažčia sutaptų su tai, ką aš išleidžiu į išorę. Ir nesvarbu, net jeigu tai kitiems nepatiks, jeigu būsiu nepatogi, jeigu nebūsiu kažkam gera.